Šiame pasaulyje aš pastebėjau, vystydama ne vienerius metus verslą, tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra turtingi, jie gyvena truputį kitaip pagal savo tam tikras taisyklės. Ypač dabar, grįžusi po kruizo, kuriame buvo suvažiavę daug pasaulio lyderių, kurie tikrai gyvena pasiturinčiai, ne visada jie yra patogus kitiems, toli gražu, bet jie yra turtingi, jie turi laisvę, jie turi pinigus ir jie turi savo laiką. Tačiau prieš einant toliau į šitą video, kaip būti sėkmingomis šiais laikais ir nebūtinai visiems patogiomis, truputį grįžkime į praeitį. Praeitį tai yra į vaikystę. Ką mums kalbėjo, ką reiškia būti sėkmingomis. Kaip mes vaikystėje supratome, kas yra ta sėkmė. Daugeliu atveju sėkminga yra ta, kuri baigia universitetą, įsidarbina į gerą darbą, įstoja į universitetą ir baigia, pakyla karjeros laiptais, klauso kitų kažkokių protingesnių, sugalvotų taisyklių, nurodymų ir taip toliau. Mes išlavinome fantastiškai tą įgūdį paklusti, laikytis kitų normų, taisyklių, ale tada mes labai atsakingos, tvarkingos, patogios ir tai yra sėkmingos. Ar tikrai? Išlavindamos šitą įgūdį mes atrofavome du kitus įgūdžius, kurie ir trukdo būti iš tikrųjų tomis sėkmingomis. Pirmas įgūdis, kurį mes labai smagiai atrofavome, tai yra išmokti sau duoti įsakymus ir užduotis. Kurtis tas taisyklės pagal save. Ką reiškia duoti sau įsakymus? Tikrai dauguma žmonių nežino, kaip dėlioti savo dienotvarkę, kokia tos dienos užduotis, ką daryti, po ko ir taip toliau. Ir tai rodo labai stiprią didžiosios dalies žmonių samdomo darbo mąstymo logiką. Pasakyk man, ką daryti, kokia mano dienotvarkė ir ką vykdyti. Tai yra tas įgūdis, kurį mums tikrai po sėkmingo žmogaus skėčių labai sėkmingai įdegė ir gyvenam su tuo. Bet tai nereiškia, kad esame dėl to turtingos, laisvos, turime laiko, pinigų ir kuriame iš to savo laimę. Aišku, tie žmonės tikrai jie gyvena iš išorės atrodo tvarkingą, fantastišką gyvenimą. Ir jie tikrai nemažai dalių gyvena pagal tai, jie moka tikrai organizuotis, valgyti padaryti, vaikus pamaitinti, nuvežti, parvežti, lovą pasikloti. Nors galbūt ir tai ne visada, bet yra tam tikras mąstymo rėmas, kuris tikrai visai sėkmingai leidžia funkcionuoti. Tačiau ne visada padeda tapti tikrai turtingoms. Tad noriu labai šitą momentą, kad užfiksuotumėt. Tam, kad tapti sėkmingomis, iš tikrųjų šiandien, kai 40+, labai svarbu lavinti tą įgūdį, kurį mes pamiršom ir patraukėm į šoną. Tai yra formuoti užduotis ir vykdyti tas užduotis, kurias duodame pačios savo. Nuo ko labai elementaru pradėti dirbti, daryti ir lavinti tai, prikelti ten, kur yra jau atrofavęsi, net jeigu ir esate samdomam darbe. Vakarais, kiekvieną vakarą pasidarom užduočių sąrašą savo. Įsijauskit dabar, kad esate savo gyvenimo top aukščiausio lygio vadovė. Tarsi generolė, kur jūs savo pati duodate įsakymus užduotis. Tai reiškia, iš vakaro aš susirašau savo gyvenimui užduotis, darbus, kuriuos aš vykdau. Kitą dieną pradėjus, žiūrim tas užduotis, atliekam ir vakarais būtent užbraukiam. Ir tai yra to įgūdžio tikrai ne kiekvienam priimtina, kad ir jums atrodytų, kad viskas girdėta, viskas suprantama, už to slypi labai stiprus mąstymo momentas. Net jeigu ir mokate tai daryti ir darote, pastebėkite save, ar tai darote dėl to, kad tai dar vienas nurodymas, ar dėl to, kad tai yra iš vidinės būsenos. Aš esu savo gyvenimo generolė. Antrasis įgūdis, kuris šiek tiek netgi, sakyčiau, gal sunkesnis negu pirmasis, kuris dėja atrofavosi, tai yra atsakomybės prisiėmimas, kad šitas užduotis aš vykdau. Nors atrodo, kitų taisyklėm, kitų rėmam, kitų nurodymams esame labai atsakingos. Bet ten, kur yra užduotis pačiai savo, krypties, vedimas savęs į tam tikrus naujus tikslus, ten atsakomybė būna nuliniam lygmenyje. Ir šitas antrasis įgūdis, kuris yra labai stipriai atrofuotas, jis yra daug sunkiau prikeliamas. Ir metų metais užtrunka,
kol tą įgūdį išlaviname. Todėl diena iš dienos tas užduotis, kurias aš savo susirašiau, prisiimu atsakomybę, jas vystau ir darau. Net jeigu ir vėl nusislystate, prisiminkit, šitas įgūdis prikeliamas ne per vieną dieną ir netgi ne per mėnesį. Tačiau tai veda į tai, kad jūs būtumėt ne tik patogios, bet ir iš tikrųjų sėkmingos. Aišku, šitą įgūdį daug lengviau lavinti arba prikelti yra toms moteriams, kur sako, buvo blogos mergaitės, mokykloje ne visada paklusdavo gal visom taisyklėm, po to vis tiek priprasdavo, maištaudavo, kad ir iš išorės būdavo patogios, teisingos, bet ne visada sutikdavo su išorės visuomenės normomis. Tai tiem šiek tiek yra lengviau, tačiau vis tiek tai nėra paprasta. Tai yra sąmoningai tikslingas kasdienis darbas. Taigi, grįžtant nuo ko pradėjau, turtingos moteris, ne tos, kurios patogios kitoms, kitiems, kitų taisyklėms, o tos, kurios gyvena pagal savo taisyklės. Ir jūsų nustatytos taisyklės, tų taisyklių užduočių vykdymas turi persverti tarsi svarstyklės daug svarbiau, daug labiau negu tai, ką kiti pagalvos. Vat šitas svarstyklės laikui bėgant labai svarbu subalansuoti. Mano pačios taisyklės yra daug svarbiau negu tai, ką pagalvos kiti. Ir tai nėra paprasta. Man daug kartų teko per tai praeiti, tada, kai esi nepatogi, kai tave kritikuoja kiti arba reikalauja, kad tu paklustum, kad būtum gera mama, tu turi daryti šitą. Ir man tikrai ne kartą per tai teko praeiti. Tačiau vėl noriu pagrąžinti, mano taisyklės yra mano taisyklės ir tai nereiškia, kad kažkas kitas geriau žino, yra protingesnis, daugiau išmanantis negu aš savo gyvenime. Ir jeigu tom nebūčiau aš atlaikiusi, šiandien dieną būčiau lygiai taip pat tam pačiam samdomam darbe, su tom pačiom pajamom, su tam tikra gyvenimo kokybė. Taip, labai patogi, labai tinkama, gera mama, gera žmona, gera darbuotoja, vadovė ir visa kita. Ir iš išorės atrodytų, kad tai yra norma, tai yra ok, tai yra sėkmė, tačiau viduje nebūčiau turėjusi 3 svarbiausių dalykų. Laisvės, laiko, kurį aš galiu reguliuoti, ir tam tikrų pajamų, kuris duoda ir užtikrina mano gyvenimo kokybę. Ir man tikrai teko praeiti per įvairias kritikas, pereiti, išlaikyti, išklausyti, pamiršti, pradirbti viduje visus tuos dalykus, kurie buvo skiepyti nuo vaikystės. Tačiau čia labai svarbu rasti tam tikrą aplinką, į kurią galite atsiremti tais tokiais sunkiais pereinamaisiais laikotarpiais. Aš labai džiaugiuosi, kad turėjau žmonės, nedaug jų, į kuriuos galėjau atsiremti tada, kai buvo sunkiausia eiti. Gal kartais net ir tai, ką aš jums kalbu, kai kas pradėsit ar komentuoti, rašyti, kad tai jau seniai girdėta, tai jau aišku, kažkur tai matėt ir visa kita. Nebijokit to, kad jūs tai, ką darote, kad jau kažkas tai yra padaręs. Svarbiausia tai praleisti per save, per savo tikėjimą, per savo sąžiningumą, per savo matymą, per savo vertybės ir kad tai kažkas jau yra pasakęs, tai nereiškia, kad lygiai taip pat yra jūsų patirtis. Aš manau, kad jeigu ir imate kitų tam tikrus dėsnius, medžiagą, mokymus, perleidžiat ją per save, tai reiškia kopijuojat ir negali to daryti. Ne, drąsiai imu kitų, žiūriu, mokusi iš kitų pavyzdžius, leidžiu tai per save. Tam sutikus daug kritikos, daugelis žmonių tikrai sustoja. Daugelis žmonių sustoja kodėl? Todėl, kad mano taisyklės, mano matymas tampa šiek tiek žemiau negu kitų normos ir kitų taisyklės. Išbalansuoti ir pereiti tai, kad mano taisyklės yra daug aukščiau negu tai, ką pagalvos kiti. Paminėjau apie 3 ingredientus, kurie yra labai svarbus kaip sėkmės receptas, ar ne? Turiu laiko, turiu pinigų ir turiu laisvę. Kai kas gali sakyti, oi, pinigai, kultas, sureikšminimas ir visa kita. Tikrai ne. Pinigai tų turtingų žmonių, kurie gyvena pagal savo taisyklės, pinigai tikrai nėra vertybė, bet nėra tai, kad jie visiškai nuvertina pinigus. Jie visus šitus 3 ingredientus labai sėkmingai apjungia. Gyvendami pagal savo taisyklės, turtingi žmonės laikosi, kad pinigai tikrai yra įrankis, kuris gali duoti ir laisvę, ir papildomo laiko. Truputį noriu praplėsti apie tą požiūrį į pinigus. Nepaslaptis, kad daugelis žmonių, jeigu staiga
gautų, laimėtų loteriją ir gautų didelę pinigų sumą, jų gyvenimo būdas staiga pasikeistų. Kviečiu į tai, kad į pinigus reikia žiūrėti ramiai. Ir jau šiandien kurti savo tokį gyvenimo būdą, kad nepriklausomai nuo to pinigų kiekio, jūsų gyvenimo būdas kardinaliai nesikeistų. Ir tame gyvenimo būde būtų ir laiko, ir laisvės. Jeigu dabar užduočiau klausimą, ar norėtumėte iš tikrųjų daug uždirbti pinigų, bet gyventi kitą miestą ir nematyti savo šeimos? Greičiausiai ne. Ar norėtumėt turėti daug pinigų, bet neturėti laisvės? Greičiausiai irgi ne. Tai šitie 3 ingredientai yra labai svarbus, ne kiekvienas atskirai, o visi kartu. Ir gyvenimas pagal savo taisyklės, nuo ko pradėjau kalbėti, mokėti savo, duoti įsakymus pačiai savo, užduotis ir laikytis atsakomybės jų vykdyti, gyventi pagal savo taisyklės ir nesvarbu, ką kiti pagalvos, jie padeda kurti šitus 3 visus vienoj vietoj. Todėl turiu jūs įspėti, tapsite nepatogiomis, bet tai ves jūs į naujųjų turtuolių gyvenimo būdą. Vienas iš tų ingredientų, kalbant apie pinigus, labai stabdantis augimą ir kuris labiausiai gali pakišti koją, tai yra įsitikinimas, kad dideli pinigai ateina tik per labai sunkų darbą. Ir šitas įsitikinimas gali labai stipriai apriboti visumą šitų 3 ingredientų. Todėl labai kviečiu dar kartą įsivaizduoti save, kaip gyvena turtingi žmonės, kurie gyvena pagal savo taisyklės, kurie ramiai žiūri į bet kokią pinigų sumą, nes nuo to jų gyvenimo būdas nesikeičia. Jų vertybės nuo to nesikeičia. Jų kasdienis planavimas, savo užduočių vykdymas nesikeičia. Ir per tai pradeda vystytis naujas mąstymas, naujas suvokimas. Pinigai ateina lengviau, nes aš valdau savo gyvenimą, aš valdau savo užduotis. Aš vykdau savo užduotis taip, kaip aš noriu, o ne taip, kaip kiti galvoja, kad mano gyvenimui tai turi būti. Tad labai kviečiu čia ir dabar pagalvoti ir savo priimti sprendimą. Neklausyti ir negalvoti, ką jums kiti turi pasakyti, ką daryti. Čia ir dabar atsisėskite ir pasidarykite savo strateginę kryptį. Taip, kaip jums atrodo, taip, kaip jūs matote savo gyvenimą po 5, 10, po 2, 3 metų. Ir pradėkite nuo mažų paprastų dalykų, kasdien stebėdamos save. Taip, galbūt esu nepatogi, bet vardan ko tai darau? Formuoju naujus įgūdžius, formuoju naują dienotvarkę, kurioje gyvenu aš pagal savo taisyklės. Ir niekas kitas geriau nežino, kurios taisyklės man yra labiausiai reikalingos. Taigi, pradėkite pačią savo duoti pirmiausiai užduoti savo, duoti savo įsakymus ir pačius savo už jas atsakyti. Nes visi mus mokė būti patogiomis, bet nieks mūsų nemokė būti laisvomis, savo laiką valdyti, turtingomis ir iš tikrųjų sėkmingomis. Taip, kaip jaučiam mes viduje kiekviena, kaip turi būti geriausiai. Kviečiu jūs pasidalinti komentaruose, ką reiškia jums pirmiausiai būti sėkmingais. Ką jums vaikystėje sakė, kas yra sėkmė ir apie ką tai. Kaip jums sekasi patiems vykdyti savo užduotis. Laukiu jūsų nuoširdžiai visų komentarų. Ir nepamirškite, spauskite like, prenumeruokite mano kanalą ir būtinai pasimatysime kitose video.